Tai neinformavimas. Tai psichologinis spaudimas. Žmonės gąsdina įprastais gamtos reiškiniais, pateikia juos kaip kažką neįprasto ir katastrofiškai pavojingo. Patiklesni greitai pasiduoda baimei, o mąstantis supranta, tai dar vienas baimės valdymo mechanizmas. Ne informacija, o antraštės, kurios parduoda paniką. Pasaulio pabaiga, nors tai tik vėjas ir lietus, sukuria įtampa, kad laikytų tave ekrane, kad spaustum nuorodą ir jaustumeis bejėgis. Žinoma, apie pavojus informuoti reikia, bet yra didelis skirtumas tarp tiesos ir sensacijos. Ne, pasiduokime baimei, ne, pasiduokime panikai. Tikrinkime faktus, lyginkime informaciją, neleiskime manipuliuoti savo dėmesiu. Kritiškai mąstanti visuomenė, atspari bet kokiai manipuliacijai. Baimė vienas stipriausių emocijų pasaulyje. Kas joje nuolat gyvena, lengviau paveikiamas. Rečiau kritiškai vertina, dažniau sprendžia jausmais, o ne šaltų protų, kaip turėtų būti. Sensacinos antraštės, ne apie realų pavojų, apie dėmesį, apie laiką, kurį iš tavęs paima. Jos verčia jaustis mažam, silpnam ir bejėgai, kad lengviau būtų valdyti tavo mintis ir veiksmus. Ne, pasiduokime baimei, ne, pasiduokime panikai. Tikrinkime faktus, lyginkime informaciją, neleiskime manipuliuoti savo dėmesiu. Kritiškai mąstanti visuomenė, atspari bet kokiai manipuliacijai. Apie realius pavojus taip reikia kalbėti atvirai, bet skirtumas tarp perspėjimo ir pigios sensacijos yra kaip tarp gydytojo žodžio ir pigios antraštės. Vienas gelbsti, kitas parduoda tavo dėmesį. Ne, pasiduokime baimei, ne, pasiduokime panikai. Tikrinkime faktus, lyginkime informaciją. Būkime budrus, būkime laisvi, būkime mąstantis. Kritiškai mąstanti visuomenė, neįveikiama jėga. Neleiskime manipuliuoti savo dėmesiu. Tikrinkime faktus, lyginkime informaciją ir liksime laisvi.